Šiandien kalbėsime apie mūsų mokyklos istoriją ir pristatysime mūsų mokyklos darbus ir kalbėsime su mokytojas, kuri čia dirba ilgų metų. Po 1991 metų, kai Latvija atgavo nepriklausomybę, Rygos 85-osios vidurinės mokyklos pastate buvo atradinta latvių lietuvių klasė. Joje mokėsi 9 mokiniai. 1995 metų Liepos 4 dieną Rygos miesto taryba nusprendė įkurti Rygos lietuvių pradinę mokyklą. Mokyklos direktorė tapo Aldona Trėja. Atsiradus mokyklai vėl pradėtos puoselėti lietuvių tradicijos ir kultūrą. Pradėtos šventi svarbos šventės ir atmininos dienos. 2000 metų rugsėjo 1 dieną mokykla tapo Rygos lietuvių vidurinė mokykla. 2001 metų rugsėjo 1 dieną buvo labai svarbi visai mokyklos bendruomeniai. Padarant Vidžemės priemiesčio mokyklų tarybai ir Rygos miesto tarybai, mokiniai pradėjo mokytis naujame pastate Bultų gatvė. 2001 metais mokykloje taip pat buvo įkurtas muziejus Lietuviai Latvijoje ir lietuvistinis švietimas Latvijoje. 2010 metais buvo atidarytas interesų ugdymo centras. Lietuviai gyvenantys Latvijoje gerbė šią šalį ir jos žmonės. Jie kartu su Latvijais kovojo už laisvę. Lietuviai prisitaiko prie gyvenimo Latvijoje, bet išlaiko ryšius su Lietuva. Dabar pakalbėsime su Lietuvos kalbos mokytoja Daiva ir užduosime reikaliais klausimus apie mūsų mokyklą. Kiek metų jūs dirbate mūsų mokykloje? Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje aš dirbu jau daugiau kaip 30 metų. O jeigu tiksliai, tai 30 metų, 5 mėnesius ir 4 dienas. Kokia buvo mūsų mokykla, kai jūs čia pradėjote dirbti? Aš pradėjau dirbti, tai Rygos lietuvių mokyklos dar iš viso net nebuvo. Tai buvo tik tai lietuviškos klasės prie Rygos lietuvių, prie Rygos 85 vidurinės mokyklos. Buvo įkurta pirma klasė, po to kitais mokslo metais buvo įkurta dar viena klasė, tai buvo jau 1 ir 2 klasė, po to 3, 4 ir tai pamažu mokykla augo. Tai pirmoji lietuviškos mokyklos vadinamoji tai maža gėlytė buvo Kurcėme, Neicvilės gatvėje, Rygos 85 viduriniai mokyklai. Tai buvo kelios klasės, ilgas koridoriukas ir bibliotekos kambarys. Kas mokykloje per tuos metus labiausiai pasikeitė? Labiausiai, aišku, pasikeitė pati mokykla. Dabar mokykla turi 2 pastatus. Taip, viena vadinamąją mažąją mokyklą, kita yra didžioji mokykla. Aišku, labai pasikeitė vaikai, pasikeitė mokytojai. Iš tų mokytojų, kurie pradėjo dirbti Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, tikrai liko labai nedaug, labai daug naujų mokytojų. Pasikeitė tikriausiai ir mokinių požiūris į mokslą, mokinių motyvacija pasikeitė. Aišku, sakyčiau taip, viskas pasikeitė tik į gerąją pusę. Kokie įvykiai mūsų mokyklos gyvenime buvo patys svarbiausi? Patys svarbiausi tikriausiai buvo, aišku, 1 klasė. Svarbu buvo 1-9 klasės išleistuvės, 12 klasės išleistuvės pirmosios. Labai svarbu buvo, kad kai mokykla kūrėsi, lankė labai daug aukštų Lietuvos ir Latvijos valstybės vadovų. Man atrodo, kad labai svarbu yra, kad kiekvienais metais į mokyklą vis daugiau ateidavo mokinių. Man atrodo, kad yra labai tikrai svarbu. Svarbu, kad mokykla buvo pripažinta
Jeigu pradžioje mes turėjom tik tai kelias klases, to mes turėjom pagrindinės mokyklos statusą, po to gavom vidurinės mokyklos statusą. Aišku, tai mokykloje yra daug mokinių ir mokytojų, kurie daug dirba ir taip toliau. Nu, mes esam žinomi, mes esam pažįstami ne tik Rygoje, bet ir visoje Latvijoje ir Lietuvoje. Ką iš senesnio laikų mokykloje svarbu išsaugoti? Iš senesnių laikų tikriausiai labai svarbu yra išsaugoti tokį šeimos jausmą, kad mokykla tai yra viena didelė šeima, kaip mes buvom anksčiau, tikrai viena labai didelė šeima, kuri gyvena draugiškai. Kartais galima susipykti, kartais galima susiginčyti, kartais galima ar nepatingėti dar kažką ir taip toliau, bet svarbu išlikti tokia didelė, gera draugiška šeima, kur vienas kitą supranta, kur vienas kitą užjaučia, kur vienas kitam padeda ir niekada nepaliks nelaimę vieną. Ačiū. Prašom. Kiek laiko čia dirbate? Aš čia šitą mokyklą dirbu 16 metų. Kokius svarbius istorinius įvykius mokyklos gyvenime prisimatėte? Labai įdomu mokyklai buvo ir dabar labai įdomu, mokiniai labai įdomi. Visada yra visokių istorijų, kurias gali prisiminti, bet toks ypatingas, kad atėjau čia mokinius, tai buvo tas, kad vienas mokinys palindo po stalo, nenorėjo lysti. Mokytis nenorėjo. Ko jūsų manymu ši mokykla yra išskirtinė? Ši mokykla labai išskirtinga, todėl kad tokia mokykla, kaip mūsų mokykla Latvijoje yra vienintelė. Ačiū. Mokytoja Vaida, kiek laiko čia dirbate? Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje šiemet jau mano kelias yra 29 metus. Kokius svarbiausius istorinius įvykius mokyklos gyvenime prisimenate? Patys svarbiausi, aš manau, yra, kai mes pradėjom dirbti, mokykla pradėjo kurtis ir mūsų namai buvo 85 vidurinėje mokykloje Purcėme. Mažos patalpos su labai mažom klasytėm, bet ten buvo labai labai jauku ir šilta ir gera, vaikų buvo visai nedaug. Tai buvo viena graži šeima ir kai mes gavom naują pastatą, renovuotą pastatą, kas yra mūsų Bultų 5. Ir antras labai didelis kosminis įvykis, aš manau, yra, kai mes gavom šitą pastatą. Tai laukiam trečio didžiulio įvykio, kada mums pastatys išvis naują, labai modernę, labai gražią ir didelę mokyklą. Jūsų manymu, kas galėtų būti mokyklos herojus? Aš manau, kad kiekvienas mokinys užaugęs, siekiantis savo tikslų, darantis gerus darbus, jau yra herojus. Yra tokių, aišku, ypatingų asmenybių, kurie jau yra pažįstami ir žinomi ne tik Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Bet ne tai svarbu, svarbiausia, kad iš mokyklos sienų išeina dori, geri ir sąžiningi žmonės. Todėl visi jie yra herojai. Kaip manote, ar istorija dažnai kartojasi? Kiekvieną dieną kartojasi istorija. Keičiasi situacijos, metų laikai, žmonės, bet įvykiai, aš manau, ir tokie jau globaliniai įvykiai, kartais ne visai geri, kartais labai puikus, bet jie kartojasi. Kaip pasikeitė mokinių pažiūros į mokyklą, kol jūs čia dirbate? Aš labai džiaugiuosi, kad mokykloje yra daug
sąžiningų, atsakingų, labai nuoširdžių vaikų, nes tai yra ta varomoji jėga, kas suteikia sparnus mokytojui. Jeigu būtų tik blogi vaikai, būtų labai sunku dirbti, tai aš manau būtų neįmanoma dirbti. Yra begaliniai didelis turtas tie norintys, darantis, bėgantis, besišypsantis, mylintis vaikai. Visą kitą mes įveiksim. Kokia buvo mūsų mokykla, kai jūs čia pradėjote dirbti? Jau kaip minėjau, 85 mokykloje buvo pastato nedidelė dalis atiduota mūsų mokyklai. Mokykla tik tai kūrėsi, viską darėm savo jėgom, klijavom tapetus, dažėm grindis ir sienas ir duris labai, sakykime, kukliai. Aplinka labai kukli buvo, gyvename, bet buvo begalinis noras, kad mokykla būtų. Labai stengiamės, kad būtų gera vaikams, kad būtų gera patiems, kad iš mokyklos nesinorėtų bėgti. Ir man atrodo, tas pagrindinis tikslas yra pasiektas, nes jau tiek daug metų, jeigu tik pakvietus vaikus, pasilikim mokykloje, pasidarbuokim, ačiū visiems, man labai padeda, puošti mokyklą, gražinti mokyklą ir tik pakvietus, bet kada vaikai nori būti mokykloje. Iš mūsų mokyklos vaikai nebėga. Tas yra labai šaunu ir kad absolventai dažnai ateina į svečius, aplanko, nori sugrįžti. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Sėkmės visiems ir visada.